Jūs matyt žinote, kad lietus lydamas, va štai jų nesudaigintų ten, kad jie prasilėgintų, išdžiūtų ir taip toliau. Na ir čia yra pėdelis, o kai jau sustato tuos ir uždengia, tai jau yra guba. Va štai tie žodžiai reikia irgi įsidėmėti, dabar tų pėdų ir gubų nelabai yra, tačiau skaitant va štai literatūrą, ypač klasiką, galima rasti daug va štai tų žodžių, kurie dabartiniam jaunimui nėra labai suprantami, jos reikia aiškinti va štai jau netgi ir tokiu būdu. Taigi, va štai tie pėdeliai, paskiau vilkas vėl rėkia. Tai jau galiu valgyti? Ne, sako, dar negali valgyti. Reikia, sako, paskiau pažiūrėti, kai išdžiūna, kai jau viskas tvarkoj, kai grūdas jau pasidaro toks, kad kietas, nebeminkštas, reikia suvežti va štai į kluoną. Į kluoną suvežam, iškraunam, sudedam į šalines. Na, o kai ateina pūlimo metas, jos, tuos pėdus, reikia va štai iškulti. Kūliama buvo spragilais. Va štai spragilas kabo. Čia mūsų labai gražus, pažiūrėkite, kokia jo kuopa gale. Oho, kai duosi to spragilo, aš dabar nenoriu pademonstruoti, bijau, kad galiu pasišvaistyti net ten ir kai ką ir užgauti. Taigi buvo kūliama dviese, keturiese, šešiese. O kūliant, kad nesimakaluotų tie spragilai ir kažkam tai per pakaušį neužtrenktų, buvo tiesiog ir tokios dainelės dainuojamos. Jeigu du kūlė, sako, o baksu, 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 baks. Jeigu keturi kūlė, sako, dudūna trins putra, dudūna trins putra. Na, o jeigu šešiese kūlė, sako, kaipgi sako, pats su pačia duktė trečia senė ir piemenė, pats su pačia duktė trečia senė ir piemenė. Na, iškūlė, kūlė gana ilgai, pradžioje nepaleistus pėdelius iš vienos pusės, atverčia iš kitos pusės, atšlaimo. Paskiau jau atleidžia pėdelius, išdraiko ant aslos ir vėl kūlė. Taip, kad niekas nenueitų veltui, kad visi grūdeliai išbyrėtų ir liktų tik tai šiaudai. Na, iškūlė, vilkas vėl rėkia. Tai jau galiu valgyti tą duoną? Ne, dar negali. Ta duona dar labai toli iki pabaigos. Tada reikia, va štai grūdai yra gana ir nešvarūs, nes ir piktžolės auga kartu, ir vieni yra sunkesni, kiti stambesni, juos reikia išvalyti. Kaip išvalyti? Būdavo vėtoma. Na, va štai vėtyklė pas mus va štai tokia imdavo, atsistodavo paviljui, stengdavo ir sunkus grūdai krinta čia arti, o visos šiukšlės lekia į šoną. Na, išvėtyti grūdai, vilkas vėl rėkia. Na, va taip jis rėkia ir rėkia po kiekvieno tokio darbelio. Žmogus išsako, ne, dar ne pabaiga. Gerai, išvėtėm tos grūdus, turime jau švarius. Juos paskiau reikia sumalti. Na, va taip. Malti buvo, va štai, girnos ten buvo ankstyvesnės medinės, atversta va tą pusę, kaip matot, medyje padarytos rėželiai. Ją reikėtų apversti, bet čia parodymui, kad ir medinės pradžioje buvo, ne akmeninės, o po to jau akmeninės. Bet čia akmeninės girnos, dvi girnapusės, taip, žiūrint, kokio norėdavo smulkumo miltus gauti. Va štai šį čia pilą, į šitą skylę, dėdavo įvairių aukštumo, va taip, kai girnapusės, kuo labiau suglaudžia, tuo smulkesni miltai. Kuo daugiau pakelia, tuo rūtesnį jie išeina. Taip? Na ir malimas tai buvo moterų darbas. Moterys anksti ryte dar
nepatekėjus saulei, su tamsa, turėdavo primalti ne tik tai šeimynai, bet ir gyvuliams. Gyvuliams rūpiau, šeimynai tankiau reikėdavo blynus kepti, o paskiau ir duonelę kepti. Ir maldavo ir dainuodavo. Oi, kas pagelbės malu vieną, pasižiūriu dieną. Na, ir vyro pirtelį, taip per belam, pabandykit pasukti. Nu, pabandykite. Moteris, pasukite. Žemiau įmat ranką. Nu, tai įmėgėti prašom. Kas nori pabandyti? Čia kaip treniruotės. Dabar tai lygios teisės gali vyrai. Dabar lygios teisės. Moterų labai būdavo stipri kairė ranka, kai duodavo užsimti. Prašom, vicemerė, pabandykit, bet įverkit grūdų įverkit. O kodėl jūs sukat į šitą? Aš kairė rankė. Aha, a galima įverkti? Matosi, kad buvo Galiu prisipažinti, mažam būnant teko tikrai mal tokiu būnam, pas tetą atostogaujant, tai būdavo visai nerete, bet iš vakaro reikėdavo gyvuliam žibauti, būdavo pagal grafiką po porą valandų. Nu, bet tai sunkus darbas, ar ne? Jo, tai tada nemokėjom vieną mintis, kada baigsis, kada Gerai, vilkas vėl rėkia, tai jau galiu dabar valgyti, miltai sumalti. Ne, sako, dar negali valgyti. Tai ko dar reikia? Nu, reikia toliau. Toliau jau ruošimasis kepti duoną. Mes kepsime ten duoną, bet aš, kadangi čia rakandai kai kurie yra, aš papasakosiu, va štai kasgi toliau dar buvo daroma. Na, toliau